Ok. Apsiruošėm, apsimėtėm. Ačiū tiem, kurie mūsų seka. Paskutinį trečią vlogą sumušėm rekordą, daugiausiai buvo peržiūrų. Taip pat sulaukėm vieną komentarą. Ačiū tau, kuris netingėjai ir pakomentavai. Padėkoju, kad mes keliam vlogus, supratom, kad tau įdomu, bet norėjai daugiau veiksmo. Šiandien bus daugiau veiksmo. Tad pirmas darbas iš karto irgi ant greito parsivežiau pakavimo plėvelės. Dabar noriu izoliuoti visą mocą užsukti, kadangi toj pačioj patalpoje vyks dažymas, šveitimas, tai kad neprilystų dulkių, dažų dulkių. Dar pamiršau vieną dalyką parodyti. Tai yra amerikiečių gamybos 21 colio priekinis ratas. Pagrindinis džiaugsmas tikriausiai bus tą ratą šveisti, blizginti, bet kaip sakant, grožis reikalauja aukų. Šitoj pusėje matot iš Kęstučio parsivežtą testinį baką nudažytą, kurį matėt šiek tiek praeitam vlogė, kaip Kęstutis dažė, tai pakalbėsim ir apie jį. O dabar persistatom kamerą ir einam prie bako. Šiandien ką darysiu ir ką parodysiu, tai yra, kaip man pavyks, tai yra susišveisiu šitą baką atsargiai su 800 popierium. Jį sušveisiu visą lygiai, kad jis būtų, nežinau ar matosi matinis, be jokios kerzos, nes tai yra labai svarbu, nes jeigu paliksim kerzą, tai yra kažkur tai iki galo nesušveisdami. Tai galim turėti problemų dėdami paskui aerografiją. Aišku, taip pat nereikia persistengti šveičiant, reikia labai su protu, kad neperšveisti lako. Nežinau dabar, ar jums tik tai matysis, bet atsivežiau, susidėliojau ant kompo lipdukų dizainus. Čia yra lipdukai, kurie bus naudojami trafaretui, čia yra transportinis popierius tam lipdukui pernešti. Tai yra išpjautų lipdukų išsirinksim, kas mums reikalinga, su transportiniu popieriu persinešim čia ir tada užpūsim aerografu. Tai čia bus dar vienas iššūkis su lipdukais. Aišku, dar biškį čia dabar apsitvarkysim, ką turiu dažų iš seniau nusipirkęs, tai turiu juodą ir baltą, tai galbūt tas abidvi spalvas ir panaudosim. Aišku, dar reikia pasižiūrėti, įsivalyti aerografą, nes kažko netolygiai man anąkart pūtė. Šiek tiek įsidėlioti, pasidaryti čia tvarkos. Aišku, naudosim ir juostelės skirtingų pločių. Turiu aš jų čia šiek tiek daugiau negu matosi. Tai va, pabandė jos skirtingo lankstumo. Nežinau, Kęstutis šiaip sakė, šitas nieko gero, tai reikia žiūrėti 3M. Bet šiandien pabandysim testinį su šitais. Taip pat, kas dar reikalinga, tai yra, nežinau, šiais laikais naudojas nors ar ne, kur skustis tipo. Gal reikia apsiskust. Tai naudosim šitą šepetėlį, pamatysit, tai yra aukso folijai nuvalyti pertekliui, folijai labiau priklijuoti foliją prie paviršiaus. Ir aišku, kadangi garaže nėra idealaus sąlygo, tai biški su fenu padžiovinti, jeigu prireiks. Dažysim aerografu, tepsim, purkšim, dažysim mažais sluoksniais, kad neperstorinti. Turbūt dabar tiek einam dar, apsitvarkom šiek tiek darbo vietą. Man labai durnas jausmas pradėti šveisti gražiai nudažytą, nulakuotą daiktą. Purkštuvą kažkur taip būsiu prasiganęs. Va, ne visi klydieną mato. Svarbiausia pasižiūrėti, kad nebūtų elektros prietaisų aplinkui, nes po to gali būti įdomus vlogas. Tiesiog tą plokštumą. Va, jau čia matinis.
Nežinau, ar jums čia vat matosi, bet va. Va čia matinis, o va čia va. Va čia blizgus. Tai kai bus matinis, tada ant jo turi lipti visi dažai. Ir taip toliau. Pastebiu, kad trūksta man ant šveitimo nuoseklumo. Atrodo, čia, šveisiu taip. Šveiti, paskui pabėgi kažkur vėl grįžti, vėl nueini, vėl, toks vėl čia, kaip, vat, tą išsiugdyti tokį nuoseklumą, iš eilės, kad eini iš eilės. Ir viskas plaukia, kaip gražu. Toj va vėl nusisausinam. Ir vėl pasižiūrim, kaip atrodo. Aišku, gal čia žaidžiu daug, bet labai noriu, kad paskui neturėčiau problemų. Ypač, kai, sakykime, uždažai juostelę ir po to, kai ją nulupinėji. Kai nulupinėji, tada gali būti, kur nebuvo gerai sušveista, palikta, nepašiaušta. Tai va tenai gali atšokti dažai. O tai reiškia taisymą, vėl klijavimą, vėl žodžiu. Geriau jau pasiruošti iš anksto, skirti tam laiko ir tada jau normaliai dirbti. Sušveičiau. Dabar peršoksiu į savo kamerą, kad galėčiau jums parodyti. Va. Nežinau, kaip matosi, bet va čia dar reiktų pašveist, va likę tokios kerzutės. Ir va, čia dar blizgu, čia aišku, bet čia per sujungimą, čia net storiai skiriasi, tai prie šitos vietos nelysiu. O iš esmės, tai va, jisai pasidarė toks matinis. Dar, kaip sakau, čiučiu, dar va ir čia, va. Dar lengvai kartelė, dabar susižiūrėsiu kur. Ir tada praeisiu. Žiauriai ilgai laukiu šitos akimirkos. Kiek visko ruoštasi, darytasi, kad jau pradėti realiai liestis prie aerografijos. Viskas paprastai. Labai gerai nuvalo. Lipnių dulkių valymo servetėlė. Aš nežinau, šitą gal antistatinė dar vadinasi, man atrodo, jeigu neklystu. Tai dar vat surenkam visas dulkis. Galiu pasakyti tik vieną, kad garaže laikas sprogsta, tiesiog nesąmoningai. Viskas, bakas nuvalytas, dulkės nuvalytos. Imam tokio, nežinau, ką mes čia naudosim. Šitos labai jau plonos. Pasidėsim, šito dar nedėsim. Didžiausias iššūkis yra galbūt pagauti simetriją. Tai jaučiu pirmą užsiklijuosim. Galim jaučiu iškart pabandyti ir užsiklijuoti. Pirmą užsiklijuosim centrinę liniją, kurią paskui, aišku, bus galima ir nuimti, jeigu reikės, bet esmė, kad nuo jos gaudysim visą simetriją, ne? Tai realiai reikia užmetėjai. Čia, aišku, Kęstutis jau, manau, šitą veiksmą visą yra padaręs. Vat kaip pavyzdys. Tu nepagausi galbūt per mikronus, bet esmė, kad tai yra vis rankų darbas ir guldu. Prisižiūrėjęs aš tų technikų, kaip guldyti, kaip žiūrėti, kad ypač kaip juostelę klijuoja, žiūrėti į priekį juostelės ten tam tikrą atstumą. Ta prasme, į tą vietą, kur dar tik juostelė lips. Pavyzdžiui, čia klijuoji, bet turi sekti
negali juostelės pertempt. Meninė dalis, kuri irgi nėra lengva, nesinori daryti bet kaip. Tai tiesiog bandysim, neturiu kažkokio tai dizaino, kažkokio, ką norėčiau nukopijuoti ar atkartoti. Tai tiesiog bandysim kažką padaryti. Paliekam iki rytojus galbūt šviežesnė galva, nes šiandien jau jaučiu, kad pjaunu per šoną, o pamoka jau išmokta, kad neperskubėt, nedaryti nesąmonių, o viską reikia išlaukti ir daryti kantriai. Tai einam ilsėtis, o rytoj matau, kad laukia gan įtempta diena. Labas rytas. Nauja diena, nauja istorija. Šiandien šviežesnė galva vėl prie bako. Sunkumas, didžiausią sunkumą turbūt išskirčiau, tai vat visų lenktų juostų klijavimą. Nu ir aplamai su juostom reikia labai daug įdirbio. Ten, kai rodo YouTube'ai tos, kur seku, tai norėčiau pažiūrėti gyvai, kaip jie užklijuoja dvi lygiagrečiai juosteles, išlaikydami vieną kitą, ta prasme, vienodą tarpą tarp jų. Aš nežinau, gal jūs čia matot. Bet aš bandau darytis kiek kitaip. Aišku, čia tarpelis, čia mikronai, net ne milimetrai, mikronai, bet norisi vis tiek pasidaryti, kad kuo būtų tiksliau, kuo būtų gražiau. Jeigu turėjau tikslą, kad šiandien pasidarysiu, tai manau, kad nepasidarysiu visko, nes be šitos pusės dar kita pusė laukia. Aišku, šitą pusę padarius, anoje pusė jau gal bus aiškiau, kaip ką daryti. O dabar klijuoju taip, aš tik nežinau, kaip jūs matot. Biškiau pertempiau gal čia. Esmė paprasta, noriu, čia kur dabar oranžinė, noriu pasidaryti, kad auksinę foliją čia klijuoti. Ir noriu, dabar klijuoju oranžinę vieną šalia kitos, kad išlaikyti
atstumą tarp šitų dviejų žalių juostų, kad ta linija būtų vienodo storio. Aišku, jau kas atmušęs ranką, tai turbūt be tiek daug juostelio klijavimo iš akies galbūt užklijuot. Man dar iki to toli gražu, todėl turiu, kaip sakant, pasiknisti. Dar ką pagalvojau, norėčiau pabandyti kito gamintojo juostelių, nes nežinau, kaip jo persnipė, o čia, pavyzdžiui, šitą vat jau tokią pasitėm. Dabar pasidariau tokį ornamentą, jį apdengiau čia, tada pūsiu šalia krašto, kad gautųsi čia kaip po šešėlis, tada gausis po juodo šešėlio, gausis bazės juostelė ir tada gausis auksinis šitas vidurys, bet dabar iki dažymo dar yra ką pasiknist. Dabar principas, kad tokį pat turiu padaryti šitoj pusėje. Tai dabar nuo centrinės linijos pasiminėjau kaip majakai, ar kaip čia pavadinti. Ir tada, aišku, pagrindas yra jau pirmą tą juostą išorinę, kaip ir čia pasidaryti. Ir tada jau pagal tą juostą sekti ir toliau dirbti. Tai va, laikas sprogsta tiesiog ore. Bandom. Tai va, pasidariau visokių majakų. Galiu pabandyti parodyti per savo kamerą, kaip tai atrodo. Va, čia yra, čia šitos majakus pasidariau. A ne, palamiškai platesnį, va. Atsiskaičiau nuo centrinės, prieš tai atsimatavęs iki šitos linijos, kurią užklijavau. Čia užklijavau, pasidariau 3 tos majakus ir dabar dar pasidariau per galą. Čia va, iš akies klijavau, bet va, nedaklijavau, ne? Tai vėl matavausi tenai, čia pasidariau apačioj ir dar apačioj pasidariau, kaip turi nueiti tą juostą. Ir dabar pagal juos bandysiu gražiai užsukti. Aišku, bako abiejų pusių vienu metu negali matyti, kai nudažyta būna. Bet, aišku, turi pagauti
kuo simetriškiau padaryti. Nes jeigu bus jau labai nesimetriška, tai tikrai pasistebės. Tai va, tiek žinių, varom toliau. Kaip ir atkartojau, toks fragmentas ir toks fragmentas. Pabandysime dabar sužaisti su lipduku. Man reikia išsipjauti. Va, turiu tokį logo ir čia yra visos tos linijos išpjaustytos. Dabar man reikia išsiimti gražiai detalės, kurių man nereikės. Ir tada ant šito užklijuoti transportinę kitą plėvelę ir tada pernešti čia, kur reikia į vietą. Išrinkau vieną. Ta prasme, užsiknisimas. Nežinau, kiek aš čia laiko užtrukau, bet užtrukau nemažai, kol aš išrinkau. Dabar jau nežinau, kaip man seksis įgyvendinti savo idėją, bet aš tikiuosi, kad kažkaip pavyks. Tikiuosi, kad ne per sudėtingai aš čia užsibrėžiau. Aš turiu įtarimą, kad tas man su lipdukais darbui biškį trūkdo temperatūros toka. Nes vis tiek lipdukas, jeigu jisai biškį per šaltas, per visus, tai jisai netaip dažai tie limpa. Klijai tai yra lipduk. Į šitą vietą žiūrėsim, kaip čia reikės paspręsti. Dabar va, užklijuojam taip. Tai, kaip ir limpa ta plėvelė, viskas čia gerai, tik prie tos mėlynos. Normaliukas, bet man labiausiai visos raidės, kad priliptų. Viskas kaip ir neblogai. Va. Taip, ir va, turim transportinę lipduką. Su mūsų norimu, ne? Buvo reikia labai gerai prispausti. Raidės liko vietoje. Va šitą vietą, blemba, kaip jinai čia negerai. Bet taip, kaip buvau prisifantazavęs, ką aš čia padaryti žadu, iš šito logotipo, kaip čia iš jį nuspalvinti, tai dabar jau kažkaip arba užtruksiu mėnesį laiko, arba vis tiek ir galų gale susimausiu, nežinau. Nu va, lyg išgaudžiau, arba ne, kažko šitą raidę man dar nepatinka. Šiaip antrą jau dabar logotipą išrinkinėjau, galim tai pavadinti, tai visai lengviau dabar. Reiškia, įgūdžių atsiranda. Jeigu kažkas tai dirba ir esat susidūręs tai va su lipdukais, duokit žinot, kame čia gali būti reikalas ir kaip galbūt paprasčiau galima kažką paprasčiau padaryti. Ar čia dėl temperatūros, ar čia dėl medžiagų, gal, nes nu kampukai dar būna tokie, jie nėra, kad sulipę,
Bet, nu čiut būna dar per plaukiuką laikosi, dėl ko vat, kai atklijuot bandai ir jie pabėga tos raidės. Ar čia reikia pabandyti, nu vat, kai bus šilčiau. Ar čia tiesiog taip visada būna, nes nu, labai kūdas. Tai va, jeigu kažkas susidūrė su lipdukais, žinot, kaip čia vyksta viskas lipdukų gyvenime, tai pasidalinkite, jeigu negaila. Pa. Viskas kaip ir okei. Bandysim pūst. Arba viskas baigsis, arba tik prasidės. Aerografas užgribavo, gaudo orą bakelis ir spjaudo. Reikia ardyt, žiūrėt, bet matau, kad laikė šiandien nespėsiu. Suėdė visą dieną, pasiruošimas. Nes nu, negaliu dažyti, kadangi šaudimas vyksta. Supratau vieną dalyką, kad bus sunku ir reikės labai daug laiko.